Sveiki! Pasinaudodami ankstesnėse pamokose išmoktomis komandomis šiandien nubraižysime kompiuterių klasę. Pirmiausia, susikursime keletą sluoksnių, į kuriuos atskirai dėsime sienas, duris, matmenis, kolonas ir panašius dalykus. Pradėkime nuo sienų, joms skirkime žalią spalvą. Taip pat mums reikės matmenų, standartiškai rankomis raudona spalva. Dar reikės durų. Šiuo atveju siūlyčiau šviesiai mėlyną spalvą. Kolonų. Tarkime, galim dirbsime su durimis. Ruda spalva, kamis sluoksniai skirta durimis. Ir braižome labai paprastai. Pasiimame stačiakampį, rinkimės, pradedame nuo viršutinio kampo ir mums reikėtų iki vidurinio kampo. Išsiekti vidurinį kampą yra vienas lengviausių būdų, tai yra spaudžiam Shift pradėsime braižyti nuo sienos ir pasirinkam midpoint. Taigi turime stačiakampį, kuris atitinka tiksliai pusę sienos storio. Pirmos sienos ilgis yra 9 metrai. Reikėtų pasukti. Savo komandą. Toliau, kitos sienos bendras ilgis yra 12,3 metro. Kame kampą, apie kurį suksime ir nurodome laipsniais, kiek pasukti. Šiuo atveju renkamės 45. Durys jau yra, reikia mums tik arkos. Aišku, galima būtų brėžti arką, bet ją sunkiau pataikyti, todėl vienas 60 pasirinkti apskritimą. Ir apačią galime nebraižyti, o tiesiog sujungti. Kai jis prasideda nuo posūkių kampo, pasinaudodami automatinėmis priemonėmis. Ir dabar, kaip matote, yra nurodytas sienos storis. Šiuo atveju jis yra 0,15 metrų, tai yra 15 cm. Ir štai turime durį. Kad nereikėtų braižyti iš naujo, galima pasinaudoti offset komandą. Nurodome 0,15 ir taip gauname kiekvienos sienos storį. Šitas variantas yra daug greitesnis. Posūkių kampą išsirinkam ir laipsnis šiuo atveju yra -40. Dabar vėlgi mums reikia susitvarkyti viršutinį kampą. Kaip matot, bendras plotis yra 1,5 metro, o durys sudaro 0,9 metro. Tai reiškia, kad viena dalis yra 0,3 metro ir kita dalis 0,3 metro. Aišku, greičiausiai tai galima pasidaryti su offset komanda. Nusirodom 0,3 metro. Atsidedame vieną liniją. Tada vėlgi offset komanda. Nusistatom 0,9 metro. Vidurio taškas. Turime stačiakampį paėmę. Ir pasukame. Dabar man belieka pasinaudoti trim komandą, kuri leis panaikinti nereikalingas dalis, kuris mums leidžia padaryti arką. Su trim komandų nukirpame nereikalingas. Taip. Truputėlį aš čia persistengiau. Trim komandų nesuveikia gerai, nes nepasižymėjau visų objektų. Kaip matote, yra nesujungtų linijų. Jie sujungti pakankamai lengva kompiuterių vietas. Kaip matot, nesusikūriau. Pratempsime į ilgį. Daugiau nieko su ją daryti nereikia. Ir renkame spalvą. Dar liko nenumestas sienos žydutis. Dabar kompiuterių išmatavimai yra tokie. Tai 1,5 metro ant 0,6. Ir ištrinam nereikalingus stačiakampis, objektus 1,5 metro. Dabar, kad nereiktų braižyti daug stačiakampių, visur dirbame su trim komanda. Komanda Array. Mums leidžia pasirinkti, kiek mes norime šito objekto kopijų ir kokio atstumo. Taip. Jau mūsų sienos kaip ir pabaigtos.
Kaip matote, toliau reikėtų susikurti kolonas. Visus kompiuterius. Kolonas mums belieka tik kūriamos pasinaudojant offset komandą. Tai vienas iš lengvesnių būdų. Žymime offset, pasižiūrime ilgį 3,3 metro nuo galinės sienos. Nuo apatinio taško kelsime viršų per pusantro. Žymime galinę sieną, atsideda. Toliau kitas bus 4,5 metro. Vėlgi offset komanda 4,5 metro per pusantro metro. Dabar mes turime linijas, kurios išeina per kolonų vidų. Kolonos storis yra 0,3 metro, tai reiškia į vieną šoną reikėtų įdėti 15 cm. Permesti į kitą sluoksnį. Vėlgi offset, belieka sudėti matmenis 15 cm. Puikiai mokate. Sėdiname vieną į vieną pusę, į kitą pusę. Ir su kita kolona darome tik tai, jeigu tą patį. Tokia situacija, kad dabar jeigu matote, tai viena kolona yra 0,3 metro ilgio, o kita 0,15. Šiuo atveju aš matmenų neparodžiau. Taigi, vėlgi su offset nusistatom 0,3, atitinkamai pasikeis visi matmenys. Aišku, reikia pakeisti ir apačioje vėlgi su offset nusistatom 0,15, permetame liniją. Vėlgi, turbūt kaip ir galvojate, reikės pasinaudoti trim komandą. Trim žymime visą objektą. Ir dabar numetam nereikalingas dalis. Taigi, mūsų kolonos jau yra, jas reikia permesti į kitą lygį. Ir viename lygyje turime sienas, kitame lygyje turime kolonas. Mums dar trūksta padaryti vietas dviejoms likusioms durims. Vėlgi naudojame komandą offset. Durų plotis yra 90 cm. Taip. Dabar vėlgi pasinaudojame komandą trim. Ir numesim nereikalingas dalis. Taigi, šiuo atveju yra paruoštas brėžinys su sienomis.